Tėveliai darbuojasi įvairiose objektuose. Labadiena, vaikai. Nedrąsus. O kas čia šeimininkutė tokia darbuojas? Kaip vardelis tavo? Kaip vardelis? Kaip? Liudmila, taip? Tai tu čia šiandien tau įpareigota išdėlioti visiems lėkštės, taip? Budi šiandien, taip? A tu viena, niekas tau nepadeda. Raselė, oi, Raselė, dar padėsi, ar taip? Išdėliosit, vėliau visi valgysit? Patakas nedrąsias. Na, a ko jūs taip nedrąsiai sėdit? Kaip darželė patinka? Ką, patinka darželė? Patinka darželė. Čia vot mes turim ir auklėtoją, taip, gal pakalbėsim auklėtoją. Kiek čia jūs tų vaikučių turit iš viso? Nu, dabar darželį nedaug, bet apie 11, žodžiu, vasarą atostogaujate, Vasarą pasiėmė. O taip, kiek darželė panašiai virš 20. Virš 20. Tai čia dabar jau dvi grupės, matom ir mažesnių, taip, ir didesnių. Mišrios grupės lapšelio ar mišrių darželio? A senai auklėtoja dirba? Jau 2,5 metų čia. Na, tai patinka savo? Patinka. Savų neturit? Ne, dar. Na, kur tavo tėveliai dirba, ką? Kas dirba mamytė Ligita? Prie viščiuko. Tėtukas kur? Su kuo dirba? Su traktoriu dirba. Nu, o pati užaugus ko būsi? Nežinai dar? O žiūrim čia ir vieną vyrą turim, taip. Kaip tavo vardelis? Koks tavo vardas? Nebe... Gintai? Kur tavo Gintai tėveliai dirba? Ar pas viščiukus, taip? O tėvelis? Ar ant traktoriaus? Tai gal pats traktoristas būsi? Užaugęs. Taip, nu ir šaunuolis. O, dar ir Roslaną nebemačiau, taip? Nu, Roslanas. Kur tavo tėveliai dirba? Ant traktoriaus ar tėveliai dirba. Tai gal pats ar traktoristas bus? Ką, taip? Nu ir šaunuolis. Tai darželį sakot gerai, dabar laukiat visi pietų, taip? Patinka darželį būti? Ar patinka? Gražuolė, va čia, Lelė, taip nusitvėrus, kaip tavo vardelis? Ką? Nežino vardelio? Linutė tavo vardas? Graži Lelė, patinka Lelė? Kaip Lelės vardas? Kaip vardas? Lelė neturi vardą? Neturi. Žiūrim vieną mažytę tokią, mum laiko. Gal nesenai darželėje, taip? Senai. Senai. Ko taip nedrąsiai, ko taip verkt nori? Sakai, čia dėdės užpuolė. Užsukome ir į valgyklą ir sutikome valgyklos šeimininkę Landsberginę Birutę. Taip? Čia vat vaikučiai ruošia valgyt. Ką jie šiandien gaus pietum? Šiandien mes valgysim šnicelį ir sriubą, pupelių sriubą. Ir kvapai tai labai maloniai veikia, taip ir mums seilė tysta. Galėsim, tai pavaišinti galėsim, kad su vaikučiais pavalgysim. Nieko, ačiū. Ir noriai valgo? Nu, kaip kada, nežinau, kaip gal nuo oro priklauso vaikam, kaip kada valgo kai kurie. Valgo, negali sakyti. Kągi, mes palinkėsim sėkmės, kad geras jūsų, kaip sakam, kolūkė prieaugis būtų jaunųjų kolūkiečių. Ačiū, labai ačiū. Sėkmės.
Ar skanu? Oi, tai neįklysiu. Skanu? Ką? Skanu vaikai. Nu, kad mes vaikučiai nebetrukdysim jų valgyt, matom skaniai valgot, ate. Rankas užimta. Teisingai, šaukštai. Tai ne? Visą gerą pasakysiu, gerai? Ligita, pasakyk visą gerą dėdę. Visą gerą. Visą gerą. Auklėtojai visą gerą. Gerai tvarkyti su tais vaikučiais. Ačiū. Didesniai vaikai valgo greičiau ir taip jau lėkščių matosi dugnas. Paklausim ir jų, ar skanu. Ar skani sriubytė? Skani, taip. Ir matau, iki pat galo suvalgot, šaunuolė. Mes gal taip pat nebetrukdysim jūsų pietaut. Atsisveikinam su jumis. Visą gero. Taip. Visą gero, gerai praleist laiką. Atsisveikinam tuo pačiu ir su auklėtojam. Gerai užaugintos jaunosios kolūkiečius. Dar vienas gražus pastatas, puošiantis Salamiesčio gyvenvietę. Tai mokykla. Čia vyresni draugai, tie, kurie baigia darželį, tęsia savo mokslus, gilina žinias šioje mokykloje. Nors šiuo metu atostogos, bet pabandysime apsilankyti, gal kai ką ištiksime ir pakalbėsime. Ir taip, šioje tikrai labai gražioje jaukioje mokykloje mes radome mokytoją, gal prisistatysit? Emilija Gudonienė. Ir kiek žinom, jūs pradinės klasės turite. Turiu pradinės klasės. Taip, jos yra 3 klasės pradinės šioje mokykloje. Ir mes dirbame, tai yra 4 klasės, atsiprašau, ir dirbame 3 mokytojas. O viso kolektyvo taip mokyklos? Viso kolektyvo mokykloje yra apie 11 mokytojų, dar yra mokytojai, kurie važinėjantys, turi tik po keletą pamokų, tai yra specialistai. Pavyzdžiui, muzikos mokytoja ir dailės mokytoja. Atvyksta iš Kupiškio. Nu ir dalinai važinėja iš Kupiškio ir daugiau mokytojų, čia mažai, vieno dėpai. Ir čia gerbiama mokytoja, kiek jūs panašiai moksleivių turit? Nu, dabar yra apie 70 jau. Viskas kart daugėja, kadangi plečiasi mūsų kolūkio gyvenvietė, daugėja šeimų jaunų ir daugėja, labai žymiai daugėja, reiškia, mokinių skaičius. Tai čia džiugu, reiškia ir... Perspektyvoje nusimato tikrai užpildyti visas klases, jau tai planuoja. Dabar turime labai mažą mokinių klasėse. Pavyzdžiui, dalykinėse sistemose po 5, 8, daugiausiai 12. Išleidom dabar šiemet abiturientus 9, mūsų vadinamus 9-okus. 9. Nu, va taip 9-okai, kurie toliau dabar patrauks, kurie nori vidurinį mokslą tęsti, pavyzdžiui, ar jiem toli čia mokykla? Vapalininkas ir mūsų rajonas Kupiškis. Tai va keletą į Kupiškį, kurie stipresni mokiniai moksle buvo. Liko, žinoma, antramečių, kaip dabar leidžiama, liko net gal 2 antramečiai, kurie nebesiruošia jau tęsti mokslo, kadangi jau net 3 metus vienas liko. Tai jau jis ir pasiliks jau turbūt dirbti. Kolūkyje ir dirbs. Tai kolūkyje, žinoma, kad kolūkyje. A jūs mokytoja senai dirbate? Nu, aš dirbu jau čia, žinot, 28-9 metai, o viso jau netoli 40 metų su pertraukom. Žinoma, pensinė. Išeinu į pensiją, jau išėjusi, tai pritrūksta, tada vėl grįžtu, nes čia gyvenu, tai kada jau prisireikia, patarnauju dar. Tai ir šita mokykla tikriausiai nesenai pastatyta, taip? Nu, mokykla, tai tik atšventėm rudenį, mes pirmus metus dirbam, rudenį ją atidarėm. Tik tai. Tai vargot kažkokiai tikriausiai jau... Nu, įsimetė, čia buvo gretimai mokykla šita ir pradinės mokyklos buvo vadinama dvaro, rūmuose dvaro
reiškia grafo Tiškevičiaus rūmuose. Mes dar dirbam, nors ten jau jie atrestauruoti, tačiau teko ten vargti, galima sakyti. Mokytojų kambarį neturėjom bendrai. Dabar sąlygos Labai geros, kad būtų ta pati jau dar jaunystė, kuri buvo anksčiau, kur teko vargti, tikrai vargti darbė, tai dar dirbčiau, jau dabar jau užtenka. Na, o mums telieka palinkėti, kad jum gerai sektus ir toliau dirbti, sveikatos ir moksleiviai, kad įgautų kuo daugiau žinių. Ačiū. Ir gerai pasilsėti per atostogas. Matome dailės būrelio vaikų paveikslus, paišytus jų įvairius dirbinius. Mažesnėji mokinukai netgi pertraukos metu gali užsiiminėti fizinio lavinimo. Jaukus, skoningai įrengti mokyklos koridoriai. Šiuose dabar tuščiuose krėsluose pertraukų metu silsisi dėstytoja. Ir taip biologijos kabinete, kaip ir priklauso, užpildyta gėlėmis, kurios rugsėjo 1 iškeliaus į savo nuolatinės vietas, įvairius kabinetus, koridorius ir taip toliau. Ir taip iki rugsėjo 1. Kolūkio valgykloje pertraukos metu kolūkiečiai gali sočiai papietauti. Pirmos valandos dar yra laiko, dėl to valgykla apytuštė. Užkandžiauja tie, kurie nelanko darželio. Kol dar vyrus aptarnaujame, mes ir užkalbinom. Ar dažnai čia valgot valgykloje? Kiekvieną dieną. Nu ir kaip, skaniai pateikia moteriškas. Skaniai. Ir tikriausiai labai patogu, kad čia galit, namuose tikriausiai nėra kas ir be padaro, visi dirba. Nu ką, kai skanaus apetito. Mes gal ir atsiprašysim, sutrukdysim truputį vedėją. Galima keletą klausimėlių. Ar daug čia maitinasi vedėja? Bet ateina, taip? Ateina su šeimomis. Valgykla senai jau čia atidaryta. O jūs dirbat senai? Nelabai. Nu kiek laiko? Porą metų. Porą metų. Ir čia maistu jums pateikia maistą faktiškai kolūkis, taip? Ne, man tik kolūkis mėsą duoda, transportą duoda atsiveža. O bet jau iš Kupiškio, taip? Kągi, sėkmės jums dirbti toliau. Gerai, ir kad vyrai šypsotus, kaip ir šiandien šypsosi. Neišeis. Alkis vis dėlto mechanizatorius suvarė prie valgyklos. Stebėjome, kaip dirba žmonės, kaip jiems sekasi. Iki sekančio susitikimo prie šventinės aplinkos.